Na ką, atėjo laikas parodyti savo monetų papildymą. Tai pradėsim. Iš Westminster Collection buvo užsakyta 5 svarų moneta. Spalvota. Dydžiai 80 metų jubiliejus. Bailvik, Jersey. Didoka gan galima sakyti. Tai va. Kainavo tik 5 svarus. Toliau buvo pirkta iš žmogaus monetų. Rinkinėlis toksai. Čia monetos yra naujosios. Čelzo monetos. Jisai atnaujino visus dizainus nuo 1 penso iki 2 svarų. Tai parodysiu, kokias pavyko gauti už prieinamą kainą. Štai 1 penso monetėlė. Tikiuosi jums matosi gerai. Čia 2 pensų su voveraite. Visos monetos 2024 metų. 5 pensų va. Dešimties pensų. 20 pensų. 50 pensų monetą taip pat turiu. Ir buvo paskelbta, kad jos tiražas tik tai 200 000, o tai yra mažiau nei Kew Gardens 50 pensų tiražas. Tai žmonės visi kaip išprotėjo skubėjo pirkti, įsigyti. Kaina sukilo kosmiškai. Vos tik buvo paskelbtas tiražas. Su va tokia lašiša. 50 pensų monetėlė. Yra 2 versijos, aišku, yra su kalyklo ženklu, su karūnėlė, štai čia prie kaklo. Yra be. Be to karūnėlės yra apyvartinė moneta, kuri kainuoja šiuo metu apie 100 svarų. Štai ši. O man jie pavyko gauti, kai pirkau knygą ir pardavėjas įdėjo kaip dovaną. Štai 1 svaro monetėlė, labai graži. 2 bitutės. 2 svaro monetos nepirkau, nes nesu labai didelis 2 svarų monetų kolekcionierius. Taip kad. Dar išpakuosiu. Ką dar turėjau gauti. Visai neseniai prieš kelias dienas atėjo. Pažiūrėsim, kas čia atėjo man. Taip pat iš Westminster. Kaip visada reklamų pilna. Štai 1 reklamėlė, 2. O kaip įpakuota įdomiai. Aš jau numanau, kas čia galėtų būti. Taip, tai 2 svarų moneta. Už 2 svarus. Su karve tokia, plaukuota, ilgo plauko. Taip pat Bailvik, Jersey, šių metų. Šitą monetą perdėsiu į albumą vėliau. Daugiau čia tikriausiai nieko ir nėra. Sąskaitėlė. Toliau, ką norėčiau jums parodyti, gerbėmieji.
Tai labiau gal kalėdinė tematika. Tradicija jau tikriausiai 7 monetėlės šią temą. Tai Snowman, sniego senis. Visai graži kalėdinė nuotaika. Prieš tai 6 monetas išleistas turiu savo kolekcijoje. Galiu parodyti. Čia 2018 va pirmoji išėjusi. Toliau 2019 metų. Sekanti būtų 20-ųjų. Taip. 21 metų moneta 50 pensų. Dvidešimt antrųjų. 23 metų taip pat turiu kolekcijoje. Tai va. Čia bus jau 7. Ką aš darau? Aš tiesiog išimu iš šitos pakuotės. Panaudosim žirklės, tą progą. Nėra patartina laikyti monetas tokioj pakuotėje, nes plastikas apneša monetas. Tie klijai dar tikriausiai paveikia. Tai va, įdėsim į kapsulę. Paruoškim kapsulikę. O, puikiausiai. Galim pamatyti. Kaip blizga. Toliau noriu jums parodyti. Irgi iš kalėdinės tematikos. Spalvotas 50 pensų monetas, kurias užsakiau. Kiekvienais metais jau, 3 metai iš eilės. Pats dar nemačiau. Žiūrėsim. Oi, pakuota labai ankštai, kad neiškristų, neišjudėtų. Matome dėžutę. Nagi. Nu ir įkišta. Noriu išsaugoti voką, bet tikriausiai teks plėšti. Va. Tokia pat dėžutė kaip pernai. Lygiai tokia pat. Na ir kas viduj? Turėtų būti 5 monetos. Oho, viduj bardakas, kaip sakant. Susidėk pats. Kurgi ne. Tokių monetų jau čiupinėti negalima su pirštais plikais. O. Mėginsim sutvarkyti bardakėlį.
Na, iki šiol tokių nebuvo dalykėlių. Viskas tvarkingai būdavo atėję. O dabar tikriausiai karališkasis paštas pridirbo. O. Na va, dabar galim nusimti pirštinę. Labai graži monetėlė, spalvota. Žinoma, čia ne lipdukas, o čia yra spalvotas spausdinimas ant metalo. Guernsey. Moneta. Su tokius tai sniego seniu. Kita taip pat. Gražuolė. Pažiūrėkit kokia. Kalėdų senis. Šalia. Štai dar viena monetėlė. Su stirniuku. Ribotas tiražas buvo šių monetų. Tik 1495, man atrodo. Pasitiklinsiu dar. Sertifikate. Taip, ir paskutinioji. Nu, pasirodysi. O. Labai gerai. Štai tiek iš kalėdų serijos. Kalėdų serijos ir pabaigai norėsiu parodyti labai gražias 2 eurų monetas. Va, čia norėjau parodyti, kaip sakiau, kas čia tokios monetos. Kaip ir sakiau, 1500 nepilno tiražas, spalvotos. Kainelė irgi nebloga, 75 svarai. Tai va, sorry, kad nukrypau nuo temos, taigi noriu parodyti 2 eurų monetas, kurios keliaus pas kolegą į Lietuvą. O gražumas tai neišpasakytas. Monetos yra su zodiakų ženklais, 12 monetų. Bet grožis super. Pats dar galvoju pirkti, nepirkti. Štai matom. Na, kitos pusės visur vienodos. Čia yra Prancūzijos 5 eurų monetų rinkinėliai. O taip geriau matysis. Vandenė ženklas. Super detalės, super kūryba. Na, kitų monetų kitos pusės net nerodysiu. Šaulys. Pažiūrėkit. Super. Toliau. Vėžys. Sekanti moneta jautis. Va, mano ženkliukas. Bulius koks. Skorpiono ženklas. Kaip matote, visos monetos yra 2 metalų, bimetalės, dar kitaip. Žuvų ženklas. Liūtas. Svarstyklių ženkliukas. Mergelės. Žiūrėkite detalės. Oho. Man asmeniškai labai patiko. Labai.
Čia dvynių ženklas. Ir ožiaragis. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Viso geriausio.